Kodėl verta skaityti šitą knygą? Aš manau, kad kaip ir visas knygas, kurias verta skaityti, priežastis yra pagrindinė, tai yra, jinai yra įdomi. Ir Simonas Sebagas Montefiore yra vienas iš tų rašytojų, kurie pademonstravo, kad galima parašyti rimtą istorinį veikalą, tuo pačiu tai padarant įdomiai, patraukliai ir įtraukiančiai taip, kad tu negali tos knygos padėti į šoną. Jis tikrai yra iš tikrųjų tokio rašymo vienas iš flagmanų vakarų pasaulyje ir aš, pavyzdžiui, jį laikau vienu iš savo tokių, gal ne kumyrų, bet vienu iš tų rašytojų, kuriuos aš stengiuosi lygiuotis dėl to, kad jisai tikrai daug padarė darbo, kad galėtų padaryti šitą knygą tokią, kokia jinai yra. Mums visiems toli gražu, iš tikrųjų, iki tokių aukštumų. Šiaip aš pastaruoju metu įsitikinu, kad Lietuvoje yra nemažai žmonių, kurie tikrai domisi istorija ir jeigu jūs esate toks žmogus, tai sakyčiau, kad tai yra knyga, kurią jūs privalote perskaityti. Aišku, tas žodis privalote yra negeras, bet čia šitam kontekste skamba gerąja prasme dėl to, kad netiek daug yra tokių, kaip čia pasakyti, objektyvių knygų apie tokią prieštaringą asmenybę kaip Josifas Stalinas. Ir žinoma, pas mus labai daug rusiškos literatūros apie tai arba verstos iš rusų kalbos, bet ten dažniausiai žmonės yra pasiskirstę į dvi stovyklas. Vieni, kurie Staliną vis dar tebelaiko vienu iš didžiausių pasaulio valstybės vadovų ir karvedžių ir visokių kitokių. Ir kiti, kurie laiko jį didžiausių pasaulyje nusikaltėlių, didesnių už bet kurį kitą, už tą patį Hitlerį taip pat. Tai ten tose stovyklose truputėlį jie nuklysta bandydami įrodinėti savo tiesas nuo to, ką turėtų daryti istorikas. Tai yra papasakoti istoriją. Man atrodo, kad kalbant apie Stalino biografiją ir kalbant apie tai, ką jisai yra nuveikęs ir kaip jisai gyveno, šita knyga iš tikrųjų yra privalomų perskaityti sąraše dėl to, kad jūs pamatysite ir pažinsite tokį Staliną, kokio dar galbūt niekada nepažinojote. Ir čia šitoje knygoje, skirtingai negu Stalino jaunystėje, galbūt kiek mažiau romantikos, kiek labai daug istorinių tų įvykių, kurių sukūrėje ir supranti iš tikrųjų, koks tai buvo žmogus.